Tai kai mes sėdim savo tam iliuziniam burbule, kuriame įsivaizduojame, jog viską kontroliuojame, natūralu ir sėkmė mūsų atbaido. Nes to tai ašgi nekontroliuosiu teigiamo rezultato. O kas jeigu teigiamas rezultatas reikš kažko tai baigti? O jeigu aš pasikeisiu ir tapsiu kitu žmogumi ir draugai nuo manęs nusisuks? Tai klausimas, kiek iš tikrųjų jie tavo draugai? Nes tikras draugas, jeigu tai yra teigiami pokyčiai, prisitaikys ir adaptuosis. Jeigu netikras, greičiausiai pavydės, apkalbinės ir atsitrauks. Tai štai ir paradoksas. Aš noriu tapti geresnė savęs versija. Noriu šito ir va šito, bet aš bijau, kad gausiu teigiamą rezultatą. Nes to teigiamą rezultatą galimai dabar nesukontroliuosiu, tai jau man geriau likti vietoj čia ir dabar ir nieko nekeisti. Dėl to moteris dažnai labai sako, oi, aš dar nepasiruošus. Neturiu tam laiko. Man dabar vaikus ten reikia sužiūrėti, projektai vasarai, tai neturėsiu tam laiko. Dabar vyras savim rūpinasi, tobulėja, irgi nėra laiko. Mano tėvams reikia padėti, irgi nėra laiko tapti geresnė savęs versija. Pinigų man iš tikrųjų gaila. Sako, kad finansiškai negali iš tikrųjų pinigų gaila investuoti save, nes yra kitų vietų, kur galėčiau save investuoti. Bet kai paklausiu, koks bus tavo gyvenimas, jeigu tu nespręsi savo šitos problemos čia ir dabar, sakau, Jėzus, tragiškas, baisus, aš negyvenu, aš nesu savimi, aš negaliu pilnumoje kvėpuoti, aš jaučiu, kad aš mirštu kiekvieną dieną ir bijau teigiamo rezultato, nes galimai jis pakeis tą mano dieną. Tai tiek sėkmė, tiek nesėkmė, kaip atsitiktinis veiksnys, gali atnešti arba teigiamą, arba neigiamą rezultatą. Jei mes bandom sukontroliuoti viską, tarsi save apsaugotume, kad negautume nei vieno, nei kito, mes iš tiesų negyvename. Mes gyvename iliuzijoje apie tariamą kontrolę. Ir ji tikrai nėra komforto zona.